Sveiki! Šiandien susitinkam apžvelgti, išbandyti ir pasidžiaugti tuo, kad pagaliau Drogos parduotuvėje yra Gosh kosmetikos stendas. Šiandien išsirinkau visas priemonės būtent iš Gosh stendo. Dabar matote būtent mano šiek tiek labiau vakarinio makiažo variantą. Aš šį kartą pasirinkau padaryti 2 makiažus. Vieną pasidariau greitą, paprastą, lengvą, tinkamą darbo dienai biure. Ir kitas su greitais, paprastais pataisimais ir paryškinimais, kad būtų galima tiesiai iš biuro lėkti į vakarėlį, renginį, bet kur. Jeigu smalsu, kaip veikia Gosh priemonės, kokie mano įspūdžiai apie jas ir kaipgi pereiti greitai nuo dieninio makiažo į vakarinį, tai žiūrėkit toliau. Pradėsim nuo dieninio, paprasto, kaip ir mano apranga, makiažo, su kurio galima eiti į darbą, ir paskui transformuosim į vakarinį, šiek tiek ryškesnį, labiau tinkamą kažkur išeiti, tarkim, iš karto po darbo dienos biure. Tai va, mano veidas puikiai padrėkintas ir paruoštas makiažui, taigi pradėsiu viską nuo Gosh Mix and Fix Color Drops. Tai tokia priemonė, jinai neutralizuoja raudonį. Pas mane dienos eigoje netgi iš karto dabar matosi, kad visada labai išryškėja raudonis ant skruostų, ant nosies ir ant kaktos. Tai naudosiu būtent šitą priemonę tam, kad paslėpti tą raudonį ir kad jis neišlystų iš po makiažo pagrindo. Tos priemonės neturėtų šiaip matytis ir jinai neturėtų išlysti, tai jos nereikia tikrai per daug, bet jau iš karto gali matyti, kaip neutralizuoja raudonį. Aš dar šiek tiek panaudosiu dar čia. Manau pasimti labai stipriai maskuojantį makiažo pagrindą, bet atradau patį turbūt nerealiausią, kokią esu iki šiol bandžiusi BB kremą. Tai yra Gosh BB Cream, Foundation, Primer, Moisturizer. Viskas viename, tai yra makiažo pagrindas, primeris ir dar drėkinanti priemonė. Dažniausiai šitais 3 viename, 5 viename, 2 viename dažniausiai netikiu, bet šita priemonė labai gera. Aišku, aš ją visada stengiuosi suplakti prieš naudojant, aš jau visą savaitę naudoju kiekvieną dieną. Pas mane spalva yra 02 beige. Bandžiau šitą naudoti ir su Beauty Blenderiu, bet man labiau patiko su šepetėliu, šiek tiek daugiau maskavimo. Jau dabar galit matyti rezultatą, kaip gražiai pasidengia veidas. Labai gerai sulygina veido odos spalvą. Dar šiek tiek trūksta čia. Taip, toliau turiu maskuoklį. Concealer High Coverage by Gosh, of course. Nepersistengsiu, nes man atrodo, aš pasiėmiau jį biškį per šviesų. Kaip jau aš sumažintą kiekį. Gerai, man biškį sumažinu. Ne, paimsiu kitą šepetėlį švarų. Užsimaskavau paakius. Labai puikiai maskuojanti priemonė. Taip reikia ją užtvirtinti biure pudrą. Turiu štai tokią Gosh Prime and Set, Primer and Mattifying Setting Powder 2 in 1. Vėl 2 viename. Tai tikrai veikia puikiai. Purų šepetėlį. Galima ir su blenderiu. Ir užfiksuosiu ten, kur naudojau maskuoklį. Toliau pratęsim su veidu. Turiu tokią 3 viename priemonę iš Gosh irgi. Tokią veido paletę, kurioje turim highlighterį, turim skaistalus ir turim 2 spalvų
kontūravimo priemonę. Taigi pasimsiu savo kirstą šepetėlį, su juo man patogiausia kontūruoti. Ir pabandysiu šviesesnę kontūravimo priemonę. Kadangi čia yra dieninis variantas, tai tikrai nepersistengsiu. Visada galima paryškinti savo kontūrą vakare. Taip. Šiek tiek lengvai pamodeliavau veidą, dabar paimsiu šitą gražią skaistalų spalvą. Ir dabar pabandysiu su tokiu nedideliu šepetėliu, tokį labai švelniai įvesti highlighterio. Tikrai ne pats mėgstamiausias mano highlighteris, bet nes aš mėgstu šiek tiek ryškesnius juos. Ir labiau gal mėgstu su daugiau rožiniais, galbūt blizgučiais. Bet visai pakankamai neblogai. Su veidu dienai baigiam. Dabar galim susitvarkyti antakius. Naudosiu tokią priemonę. Gosh Brow Kit. 4 spalvos, tai yra 3 spalvos ir vaškas. Priemonė atrodo va taip. Čia yra 3 spalvos ir tada yra vaškas. Šitas šepetėlis gana neblogas, bet man asmeniškai labiau patinka naudoti savo šepetėlį su tiesiog ilgu koteliu. Tiesiog patogiau. Aš imu tą tokią vidurinėje spalvą, nes man kita per tamsi. Ir labai neryškiai tiesiog užpildysiu. Šiek tiek užpildžiu antakius ir šiek tiek panaudojau vaško, kad plaukelį laikytųsi vienoje vietoje taip, kaip aš noriu, kad jie laikytųsi. Aš labai nemėgstu ryškių, tokių stipriai užbrėžtų antakių, tai man visiškai pakanka tokio vaizdo. Ir dabar svarbiausia yra šešėliai. Smagiausia dalis. Smagiausia dalis yra šešėliai. Išsirinkau tokią paletę. 9 Shades Collection. To Party in London. Tu gal nusipirk bilietus į Londoną. Paletė atrodo štai taip. Ir viduje yra 9 labai gražios spalvos. Visos yra blizgios. Visos yra blizgios. Tai kaip ir reikėtų pradžiai kažkokios tai neblizgios spalvos, tai panaudosiu šitą kontūravimo priemonę. Šitą spalvą. Ir dažau patį linkį. Dienai kaip ir galėtų užtekti šito vaizdo, bet aš labai noriu ir bandyti linerį. Šiaip aš dažnai taip darau. Dienai vis tiek pasidažau su lineriu, pasidarau tokį lengvą cat eye ir tada vis tiek vakare papildomai prieš išeinant dedu ant viršaus šešėlių ir tada šiek tiek ten, kur šešėliai nuvalė arba mano dažytą linerį, tai aš tiesiog perinu su juo ant viršaus ir paryškinu prieš išeinant. Tai va, tai pabandom tada, aš kad nebūtų taip jau liūdnai, užsidėsiu šitą auksinę spalvą, kuri mane dabar labiausiai vilioja. Užsidėsiu ant viso voko ir panaudosiu linerį ir taip keliausim. Su tokiam akim keliausim. Naudoju su pirštu, nes jaučiu, kad su pirštu geriausiai veiks visos spalvos ir pats blizgumas. Pabandysim dabar linerį, turiu Gosh Eyeliner Pen. Nu va, pravedimas labai lengvai veikia, jisai
mane nustebino, nes pakankamai kietas tas galiukas, jis toks ne šepetėlis, bet kaip pieštuką primena tikriausiai. Tai jeigu norisi šiek tiek ryškesnio kai kur kontūro, tai tada reikia šiek tiek dar grįžti atgal į buteliuką ir dar paimti daugiau dažų. Bet šiaip variantas geras. Dienai bus labai gerai. Toliau turiu tokį blakstienų tušą. Iš tikrųjų, nustebau, kiek daug pačiam stende buvo blakstienų tušų, kokių 15 tikriausiai. Ir labai sunku buvo išsirinkti, kurį paimti pabandymui. Bet aišku, kaip visada, atsidarinėjau kiekvieną ir žiūriu, koks yra šepetėlis, nes aš mėgstu klasikinius tokius storus šepetėlius, nes jie duoda geriausią rezultatą. Man visai patinka. Ir pabaigai naudosiu Gosh Lumi Lips lūpų blizgesį. Yra labai geras išradimas, aš jau jį naudojau, kai buvau vienam vakarėlį Taline visai nesenai. Nes čia yra šviesytės. Matot, gal šviečia šviesytės. Ir čia yra veidrodėlis. Tai taip tobula pasidažyti. Tai va, toks yra dieninis paprastas, bet neprastas makiažas. Ir taip pat parodysiu, kaip aš jį darbo dienos pabaigoje transformuoju į vakarinį, kad galėčiau kažkur išeiti į vakarėlį, renginį ir taip toliau. Tai va, kadangi viską filmuoju iš karto, o ne kaip būtų realiam gyvenime po darbo dienos pabaigos, pasistengiau šiek tiek su servetėlė apvalyti savo makiažą, nes vis tiek dažniausiai, ypač jeigu dirbi prie kompiuterio, tai ramstaisi ir tikrai nenori nuvalai dalį to savo makiažą. Tai aš sakau, kad niekada nebijokit, jeigu nėra laiko, aišku, visada yra geriausia nusivalyti viską ir pasidažyti iš naujo. Bet, kaip žinom, dažnai tam laiko nėra. Reikia nebijoti ir šiek tiek uždėti papildomą sluoksnį, kad, kaip sakyti, atšviežint tą veidą ir tikrai neatrodys blogai. Svarbiausia viską daryti su saiku. Tai, kaip matot, aišku, po darbo dienos šiek tiek labiau būna mano nusitrynęs makiažo pagrindas. Tai aš tikrai nepergyvenu ir nebijodama uždedu jo ten, kur jo nebėra, o dažniausiai nebėra ant didžiosios dalies veido. Kaip ir bronzantas dažniausiai kažkur tai išgaruoja, nes, kaip, šiaip jeigu niekur nereiktų eiti, tai to makiažo pilnai pakaktų. Bet kadangi norit išeiti ir galbūt fotografuositės, tai reikia nepabijoti ir šiek tiek ryškiau pasidažyti. Vėlgi, maskuoti tikrai reikės iš naujo viską. Iš naujo juos užtvirtinam. Pakontūruoti visada reikia ir ypač vakarui reikia to ryškiau padaryti. Nieko negaliu padaryti, nesimato taip ryškiai, kaip norėčiau, kad matytųsi, bet jeigu padarau šešėlį, tai iš tikrųjų tada matosi, kad tikrai pakontūravau veidą dosniai. Pamiršau tik tai, aišku, pabandysiu highlighterą su didesniu šepetėliu paimti. Atsinaujinus skaistalus. Toliau antakį dažniausiai išsilaiko man puikiai visą dieną, man nieko su jais daryti nereikia. Pasiemu šešėlių paletę, pasiryškinsiu šešėlius. Taip, jeigu labai daug išsivaikščiojo jūsų šešėliai, tai reiktų pakartoti tos pačius žingsnius, ką darėm pradžiai, tik tai šiek tiek daugiau dažo. Tada imsiu tą pačią
auksinę spalvą uždėsiu arčiau vidinių kampučių. O šitą spalvą violetinės spalvos ir pasklaidysiu šiek tiek aukščiau. Šitą. Ir šiek tiek tos pačios violetinės apačioj. Paimsiu dar didelį šepetėlį, tos pačios spalvos, nuo kurios pradėjau, ir šiek tiek sušvelninsiu kraščiukus. Arba galima tai daryti tiesiog su švariu šepetėliu. Akis pasiryškinau, dabar tai reikia, kaip sakiau, paryškinti pravedimą. Aišku, jeigu nesinori, galima to ir nedaryti, bet man norisi, aš visada mėgstu pravedimą, taip kad tai ir padarom. Taip, perdarėm, paryškinam akis ir dabar viskas, ko mums trūksta, tai yra lūpos. Kadangi tai yra vakarinis variantas, aš neapsiribosiu tik tai blizgiu. Aišku, jį turbūt norėsiu ant viršaus panaudoti. Bet dabar čia dar turiu išbandymui Liquid Matte Lips iš Gosh, žinoma, ir mano mėgstama nude uogų spalva. Blizgesys labai gerai nugesina spalvą, nes jisai pat šiek tiek turi tokį lengvą rožinį atspalvį. Tai štai. Ir dar vienas dalykas. Visada neprašau įsimesti papildomą palaidinę, persirengti ir kad šiek tiek jaustumėtės labiau pasiruošę išeigai, negu taip kaip visą dieną buvot biure. Jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskit like, prenumeruokit Draugo kanalą. Jeigu iš manęs norite kažkokių panašių kitokių video, komentuokit komentaruose ir tikrai padarysim kitokių video, tokių kokių jūs norit. Ir tada viskas, iki pasimatymo kitam video.